1988 m. birželio 3 d. įkurtas Lietuvos sąjūdis įrodė, jog piliečiai gali būti tikrieji savo valstybės kūrėjai. Prabėgo 25 metai. Ar dar tikime pilietinio veikimo jėga? O gal sąjūdžio dvasia jau visiškai sunyko? O gal užuot keikę tamsą, uždekime žvakę? Bernardinai TV pradeda laidų ciklą. Būti piliečiu, laisvė ir atsakomybė. Jei žmonės yra geri, tada valdžia negali būti bloga. Jei vis dėlto jis serga, geri piliečiai gali ją išgydyti. Bet jei žmonės yra blogi, tada valdžia negali būti gera, nes piliečiai stengsis ją iškreipti ir sugadinti savo naudai. Viljamas Penas. Lietuvių kalbos institute Vilniuje gegužės 15 dieną vyko forumas Lietuvos sąjūdis pasakojimą tęsiame. Jame kalbėjo ir kultūros istorikas, visuomenininkas Darius Kuolys. Jūsų dėmesiui vienas iš jo pranešimo fragmentų, kuriame jis ragina įdėmiau pažvelgti į steigiamojo sąjūdžio suvažiavimo priimtus dokumentus, kurie ir šiandien išlieka svarbia pilietinio veikimo programa. Sąjūdžio suvažiavimas priėmė dokumentus. Ir aš noriu stabtelti prie tų dokumentų, kurie atrodo šiandien labai paradoksaliai. Ir net nesu tikras, ar juos teisingai interpretuosiu. Štai sąjūdis pasitvirtino įstatus, kuriame deklaruojama, kad sąjūdis pirmiausiai remiasi humanizmo, demokratijos, viešumo principais ir telkia piliečių iniciatyvą Lietuvos dorovinio, politinio, ekonominio ir kultūrinio atgimimo labui. Atgimimas kaip pagrindinis principas. Pirmiausiai dorovinis, paskui politinis. Ir sąjūdžio pagrindinis uždavinys įstatuose nusakomas taip. Liaudies valdžios saviraiška yra pagrindinis sąjūdžio uždavinys. Kaip dabar mums suprast liaudies valdžios saviraišką? Aš drįstu tai interpretuoti kaip tą savivaldžią politinę bendruomenę, laisvą politinę tautą, kuri iš tikrųjų kuria savo likimą visomis politinėmis priemonėmis. Ir štai toliau eina, kad viešumo, demokratijos ir suverenios Lietuvos valstybės atkūrimas yra būtini šio uždavinio įgyvendinimo instrumentai. Viešumas ir demokratija. Viešoji erdvė, tuo metu Habermasas dar į lietuvių kalbą neverčiamas, bet viešumas vartojamas žodis yra irgi esminė programinė sąjūdžio nuostata. Į šitą tautos išlikimo programą sąjūdis įdeda žmogaus teisės ir laisvės. Vėliau teko girdėti jau dešimtmečių praėjus po sąjūdžio, diskutuojant daugiau su liberaliuoju jaunimu, kad sąjūdis buvo nacionalistinis judėjimas, kuriam rūpėjo nepriklausomybė ir iš esmės nacionaliniai siekiai. Bet sąjūdis neturėjo žmogaus teisių laisvių primato. Iš tikrųjų tai nėra tiesa. Sąjūdžio programinė nuostata – laisvas žmogus. Žmogaus teisės laisvės, kurios turi būti grindžiamos jungtinių tautų žmogaus teisių ir laisvių, žmogaus teisių deklaracija, tarptautinėmis žmogaus teisių laisvių konvencijomis. Tos laisvo žmogaus teisės yra vienas iš kertinių sąjūdžio keliamų uždavinių. Ir štai bendrojoje programoje mes matom tos laisvos suverenios tautos brėžiamą vaizdinį punktyriškai. Vienas iš uždavinių čia teigiamas: sąjūdis siekia atgaivinti pilietiškai sąmoningą ir aktyvią visuomenę, žmogų kaip moraliai atsakingą asmenybę, pilietį kaip savo krašto šeimininką ir patriotą. Nuoseklus demokratizmas.
šūkiui visa valdžia taryboms suteikti tikrą turinį. Reikia turėti galvoj, kad tuo metu jau ir sovietinės Lietuvos aukščiausioji taryba jau ėjo prie realios savivaldos kūrimo, buvo apylinkių tarybos formuojamos ir kūriamos. Dar vienas labai svarbus punktas – žmogaus teisių laisvių atžvilgiu. Teisinėje valstybėje ne viena įstaiga ar organizacija negali rinkti apie asmenį tokios informacijos, su kuria šis asmuo negalėtų susipažinti ir reikalui esant apskųsti jos rinkėjų įstatymo nustatyta tvarka. Negali būti socialinė informacija monopolizuota. Štai pagrindinis principas – negali būti informacija valdžios struktūrų nuosavybė. Laisva visuomenė gali egzistuoti tada, kai informacijos monopolio niekas neturim ir viskas laisvam žmogui savo valstybėje, savo politinėje tautoje yra pasiekiama ir prieinama. Tauta, kuri pati nusistato savo gyvenimo tvarką ir dalyvauja teisėkūroje. Šitas principas labai aiškiai išdėstomas Sąjūdžio programoje. Ir cituoju, nei vienas įstatymas negali būti priimtas be viešo svarstymo arba esant reikalui referendumo. Viešas svarstymas kaip teisėkūros pagrindas. Tai yra tai, ką sakė Leonas Sapiega dar 16 amžiaus pabaigoje. Dar vienas dalykas. Pati tauta grindžiama laisvais individais, kurie turi apsisprendimo teisę gyventi pasaulyje ir išlikti tautinėje bendruomenėje. 88 metai. Sąjūdžio programinė nuostata. Lietuvos TSR piliečiams reikia garantuoti teisę laisvai emigruoti, išlaikant pilietybę. Kaip stipriai nutolta per 25 metus nuo šito principo. Šiandien Konstitucinis teismas pasakęs, kad jeigu palikai, išvažiavai iš bendruomenės, tautinės bendruomenės, iškrenti. Tautos samprata, laisvos bendruomenės samprata, kokia gili buvo tada. Pilietybė gaunama iš laisvos bendruomenės, jos jokia valdžia negali atimti. Kur tu bekeliautum, kokiam pasauliu tu bebūtum. Ir ypatingas dėmesys kultūrai, tautiniai savimoniai, saviraiškai, istoriniai atminčiai, gamtosaugai. Ir čia irgi labai svarbi nuostata išliekanti iš Sąjūdžio programos. Sprendimai dėl potencialiai ekologiškai pavojingų objektų statybos turi būti priimami tik viešai apsvarsčius visuomenės. Panaikinti visos ekologiškai svarbios informacijos valstybinį ir žinybinį įslaptinimą. Visa su aplinkosauga susijusi informacija turi būti vieša ir piliečiams prieinama. Noriu stabtelt prie pamatinio Sąjūdžio teksto, kuris, mano supratimu, liko mūsų išsamiau neaptartas per tuos 25 metus. Suvažiavime priėmė rezoliuciją dėl Lietuvos visuomenės vienybės. Tokia atrodo gana banali rezoliucija, bet šiandieno žvilgsniu žiūrint, jie atrodo pamatinė. Ja galime suvokti kaip tekstą, kuriuo mėginama atkurt, įvardint tą moralinio visuomenės audinio, laisvos visuomenės atkūrimo manifestą. Štai ką šioje rezoliucijoje sakoma. Sakoma panašiai, kaip kalbėjo jaunas Vytautas Kavolis 1953 metais, kad po Stalino reikės pirmą uždavinį įgyvendinti grįžus į Lietuvą atkurt visuomenę, atkurt pasitikėjimų pagristus visuomenės santykius. Ir štai ši rezoliucija labai aiškiai įvardina visuomenės būklę. Visose viešojo, čia cituoju, visose viešojo gyvenimo srityse įsivyravo slogi nepasitikėjimo ir nepakantumo atmosfera. Buvo nuvertinti visuomeniškai reikšmingi idealai. Ir toliau imperatyvas iš šitos būklės konstatavimo. Atkurti visų Respublikos gyventojų tarpusavio pasitikėjimą bei santarvę galima tik vadovaujantis bendrųjų žmogiškų vertybių prioriteto,
prieš politinius ir kitus visuomenės grupių interesus principų. Ir šį principą besąlygiškai įgyvendinant visose visuomenės gyvenimo srityse. Štai yra humanizmo imperatyvas ir bendrosios vertybės, kurių pagrindų mes galim atkurti tautinės bendruomenės tarpusavio pasitikėjimą ir įveikti tą iš Sovietijos turėtą atomizuotą visuomenę. Bendražmogiškos vertybės, kurios keliamos virš visų kitų interesų. Socialinis teisingumas taip pat šitam dokumente. Atkurti visuomenės narių tikėjimą socialiniu teisingumu, kad mes patys galim kurtis socialiai teisingą visuomenę. Ir paskutinė esminė tezė, norint pasiekti, kad visi Lietuvos gyventojai būtų lojalūs piliečiai, būtina atkurti visišką Lietuvos nacionalinį valstybinį suverenitetą, garantuoti gyventojams demokratinės teises ir laisvės. Ir čia pagrindinis punktas – sudaryti visiems piliečiams vienodas galimybės dalyvauti valstybės valdyme. Štai laisvės supratimas. Ir lojalus pilietis, visuomenės santarvė, visuomenės pasitikėjimas savimi ir bendrapiliečiais bus tik tada, jeigu visi turėsime lygias teisės dalyvauti valstybės valdyme. Tai yra iš esmės tos laisvos respublikos, tautos kaip laisvos respublikos samprata. Ir jau suglausdamas, noriu tik pastebėti, kad ši tokia tautos išlikimo programa, tautos kaip laisvos politinės bendrijos, kuri remiasi tam tikrais doriniais imperatyvais, suvokimas, kad laisvė, tautos laisvė iš esmės priklauso nuo solidarumo, to meilės lauko, čia Šliogerio žodžiai kartoti, meilės Lukšienės sąjūdžio laikais, kad be meilės lauko, tarpusavio meilės lauko negalima laisvė ir turim jį susikurti tą solidarumo lauką. Ši laisvos tautos samprata, ji yra klasikinė. Sąjūdis iš esmės lietuviškoj dirvoj, vartodamas lietuvišką žodyną, poetinės lietuviškas metaforas, reanimavo, prikėlė Aristotelio Cicerono politinę paradigmą. Tai yra Aristotelio tezė. Jeigu norim doros laisvos politėjos, turim rūpintis dorais piliečiais. Valstybė, politėja yra laisvųjų bendruomenė. Tai yra esmė. Be mūsų dorybių valstybė kaip laisva bendruomenė ir padori bendruomenė, ji tiesiog žlunga. Vergai negali išlaikyti, išsaugoti savo valstybės. Tai tokios būtų mano tezės, primenančios daugiau sąjūdžio vyrų ir moterų mintis. Manau, kad tos mintis atminimo mūsų tokių reminiscencijų šiandien yra vertos, juo labiau, kad tos idėjos galėtų veikti, pozityviai veikti ir mūsų politinę tikrovę šiandien. Ir būtų tam tikrų kamertonų mūsų dabartinės politinės raidos.